gimė ta mintis pas Ovidijų, kad reikėtų trečiam forte įkurti tą sveikatingumo taką, kuris prieš 2 metus mūsų kaip bendruomenė laimėjo konkursą. Ir šiai dienai, po 2 metų, mes galim pasidžiaugti nuostabiu ir šauniu taku, kur galėsim vaikščioti. Ir aišku, mane tai asmeniškai pareigojo toliau plėsti tas mintis jo idėjas, ką jisai buvo daugiau ten sugalvos aplink tą taką apipavidalinimą. Ovidijus ypatingai gyveno tų 3 fortų ir aplamai visais fortais jis buvo istorikas, jisai daug domėjosi, daug vaikų vedžiojo ekskursijų. Aš esu pirmininkas ir reikia tęsti jo darbus. Įgyvendintas dalyvaujamojo biudžeto projektas. Projektas, kuris pradėtas dar 2021 metais ir šiandien yra atveriamas bendruomeniai, atveriamas visuomeniai, o svarbiausiai vietos bendruomeniai. Per tuos 4 metus savivaldybė jau skyrė per 900 000 eurų tokiems projektams. Tai pasiekė beveik 10 mūsų seniūnijų, kaip Vandžiogala, Domeikava, Kulautuva, Čekiškė, Babtai, Raudondvaris. Tai yra sektinas pavyzdys.